Palabra la señora Morkunaitė. Pirmininkė, šita tema ganėtinai iš tikrųjų jautri ir sukėlusi daug diskusijų Europos parlamente ir žinoma visuomenės tarpe. Aš visgi galvoju, kad uždrausti vieną ar kitą produktą ar naudojamą priedą nėra išeitis. Ir galbūt tektų sutikti su tuo argumentacija, kad galbūt būtent vartotojas turi teisę pasirinkti, turėdamas visą informaciją, ką jisai nori pirkti ir ką jisai nori vartoti. Kita vertus, suvaldyti procesą būtų gana sunku. Ir šitame amžiuje, visuomenės žinojimo amžiuje, kada daug informacijos yra prieinama, mes visgi nesame suformulavę tokių priimtinų visuomeniai aiškių, nespekuliatyvių formuluočių, kada žmogus, pirkdamas vieną ar kitą produktą, iš tikrųjų galėtų gauti tinkamą informaciją ir suprasti viename ar kitame produkte, kokios yra sudedamosios dalis. Todėl aš manau, kad tiesiog trūksta konsultacijų galbūt su ta pačia visuomenė, jos švietimu ir galbūt papildomų konsultacijų su mokslininkais. Ačiū. Tiene la palabra el señor Kastler. Herr Präsident, ich denke, die europäischen Bürger haben recht. Sie mögen ehrliche Lebensmittel und die europäischen Bürger mögen ehrliche Politiker. Und ich habe Respekt vor dieser öffentlichen Meinung. Und ich denke, wir können daher auch öffentliche Meinung nicht einfach